Tai va, esminės ištaros, esminiai yra užrašyti va čia, šitoj. Tai yra, Orvelas manė, kad žmonės kontroliuos arba valdys pasitelkiant baimę, o Huxley sakė, kad yra kitas prigimtinis arba instinktas, žmogus mėgsta justi malonumą, todėl jį galima valdyti būtent ne per baimę, o per malonumą, suteikiant jam kuo daugiau malonumų. Ir per tuos malonumus, jeigu prisimenat tam puikiame naujame pasaulyje, toj knygoje yra aprašoma tokia soma. Soma tai yra toks dirbtinis narkotikas, kuris dalinamas tiesiog žmonėms, tai yra laimės tabletės, tai kažkas panašaus į, aišku, jos dabar kainuoja tos psichotropinės, tai visokie prozakai ir taip toliau, tai yra linksminančios tabletės, kurias mes galime įsigyti kiekvieną dieną vaistinėje. Jas daugelis moterų ypatingai kažkodėl vartoja. Tai va, toj knygoje tą vartoja visi masiškai. Tai mes paskui pažiūrėsime dar filmuką apie tuos. Čia tas pats rašyta kitais žodžiais, tai yra, kad apie toks paradoksas. Tai, ką mes mylime, tai yra, mes norime, kad mums būtų malonu. Deja, sistema išnaudoja tą mūsų norą taip, kad mes tampame tos sistemos vergais, ta sistema, kuri teikia mums malonumus. Turime galvoje, mes tampame mums tiekiamų malonumų vartotojais. Mes esame pririšami, kaip kokie narkomanai, prie ko? Prie supermarketų, prie televizijos, žiniasklaidos, mes turime žinoti, kas vyksta. Mes esame pririšami prie kažkokios mokyklos, darbo vietos, gyvenimo būdas visas mūsų yra identiškas beveik. Mes keliamės 8 valandą ryto arba 7, pasidarom kažkokią sumuštinį, kas ten buterbrodą, tarkime, skuboja į darbą arba jeigu jaunesnis į mokyklą. Na ir mes dirbame tam, kad galvojam, kad malonumas darbas, ne. Malonumas nėra darbas, mes dirbame tam, kad uždirbtume pinigų, už tos pinigus mes galime nusipirkti savo malonumą. Per tą mūsų norą siekti, įsigyti kuo daugiau malonumų, sistema mus pradeda timpčioti už virvelę. Tai yra ta pati, tarkime, totalitarinė sistema, tai yra nelaisva sistema, nes mes negalime daryti tai, ką norime, mes esame nelaisvi. Dabar noriu, toks centralizuotas totalitarizmas jo pasaulyje nebeliko. Manau, kad jo nebus tiesiog. Tai yra ta pati nelaisvė, tik tai tokiam užslėptom, demokratiniam formom pateikiama. Taip, mes turėtume, kaip jau minėjau, dabar pakalbėti ne apie literatūrinės arba filosofinės utopijas arba antiutopijas. Nes jos nėra taip įdomios. Kažkoks žmogus kažką parašė, tų futuristinių knygų yra išleidžiama pasaulyje milijonai, visų nesugaudysi. Mes paminėjome bent 6 dabar literatūrinės, tokios, Platono filosofinė, ir tų irgi jos galima laikyti filosofais. Bet jos niekada nebuvo kažkaip bandoma jas paversti veiksmais arba žodžiais, jos tik tai, kaip koks fantastinis Hollywoodo scenarijaus autorius, jie bando numatyti, kas galėtų būti tose mūsų ateityse. Ir ar tai gerai, ar tai blogai, bando prognozuoti kažką. O tuo tarpu, kaip jau ir minėjau, apie tuos 3 žodžius, kalbėdamas laisvė, lygybė, brolybė, kai kurie žmonės tą bandė daryti realybėje, dėja nesėkmingai, kalbant apie prancūzų revoliuciją ir tą bolševikinę revoliuciją. Savotišką utopiją turėjo ir nacijai, Hitlerio fašizmas. Be abejo, tai jo idėjos buvo gražios. Vieni sako, tai yra irgi nuostabi utopija, bet jinai virto irgi kraujo jūromis. Tai va, tos gyvenimiškos utopijos yra
slidus ir, aišku, daug ginčų sukeliantis dalykas, nes tai nėra raidės surašytas ant popieriaus lapo ir nėra, mintis mano galvoje arba jūsų galvoje. O tai yra realūs veiksmai, kurie keičia pasaulį čia ir dabar. Tai yra bandymas kažkokių tai idealų savo susikurtų įgyvendinti dabar, tuoj pat, nelaukiant kažko ten, kad kažkas patvirtins tas mūsų arba ten palaipsniui kažkodėl tai. Tai mes apkalbėsime bent kelias utopijas. Eikite čia, prašau, čia yra dar 3 kėdės tikrai ir nestovėkite, tai nepatogu jums stovėti. Mes apkalbėsime 3 utopijas konkrečias, tų kasdienybės utopijų arba jau tų utopijų, kurios virto kasdieniu gyvenimu. Pasaulyje, manau, yra tūkstančiai. Jos nėra kažkokios didžiulės paprastai. Jos yra užuomazgos kažkokio tai didesnio, sakykim, veiksmo, tai dar savo apimtimi tos gyvenimiškos utopijos arba įgyvendintos, tarkime, utopijos, jos yra kol kas mažyčiai nedideli judėjimai, bet jie turi tendenciją augti. Tai aptarsime vieną, tokį pusiau kvazi religinį judėjimą arba kvazi religinę utopiją, tai yra Aurovilis toksai. Jisai yra sukurtas tokio, kaip ten, indų galbūt religinio pranašo. Pranašo geriau nevadinti, nežinau. Nes mums vakariečiams labai sunku susigaudyti, kaip jį vadinasi. Vadinasi, tūkstančiais vardų, ten buvo vyras ir žmona. Jie sugalvojo įkurti Aurovilį, tai yra Indijos rytuose, apačioje, tokią teritoriją, kuri savo idėjomis kažko primena ir Tomo Moro utopiją ir to Kampanelo Saulės miestą. Jie atsisakė pinigų, privačios nusavybės, pas juos yra kolektyvinė nusavybė. Tai visus šokiravo, bet šitas projektas veikia ir dabar, jau praėjo čia 40 metų. Jisai šiek tiek nusivažiavo, sakykim taip, kadangi ten užplūdo jos vakarų turistai. Jie negali atsiginti vakariečių, kurie su savo storais pinigų kapšais važiuoja pas juos ten ir bando pasižiūrėti, kaip ten jūs gyvenate. Dar viena blogybė, kad jie šiek tiek jau dabar susiskirstė į sakykim, tokius geografiškai, į tokius nelabai gerus darinius, tai yra pabandė atskirti europiečius nuo afrikiečių. Nors pradinė mintis buvo, kad žmogus yra žmogus nepriklausomai nuo spalvos, odos, tautybės, išsilavinimo. Jisai gali gyventi bet kur ir daryti bet ką tame mieste. Ką jie veikia? Tie žmonės veikia tą patį, ką ir mes, praktiškai. Jie mokosi, tobulėja kiekvieną dieną, jie dirba, jie ilsisi, linksminasi. Tai daro ganėtinai tokioje pusiau uždaroje bendruomenėje, tai yra miestas su aplinkui esančiais dar rajonais. Prisijungti prie jų gali kiekvienas, ten yra bandomasis laikotarpis kažkiek. Atvažiuoja, labai mėgsta ir amerikiečiai pabandyti pagyventi tenai, paskui jie atsibosta išvažiuoja, bet yra ir tas branduolys, kuris jau daug metų ten gyvena ir nesiskundžia, nors jie per savo tą visą gyvenimą neuždirbo nei vienos rupijos, ar nei vieno dolerio, ar nei vieno lito. Ir jiems jų nereikia, nes jie gali naudotis tais savo sukurtais kažkokiais tai daiktais visi bendrai. Tas išsprendžia problemas. Čia, tarkime, kažką jie. O žydų kibucai, nepanašu kažkas. Nežinau, apie kibucus būtų galima irgi pakalbėti.